Alytaus rajono Butrimonių gimnazija savo gyvavimo metus skaičiuoja nuo 1863 metų. Pradžios mokykloje buvo mokoma rusų kalba. Šalia valstybinės mokyklos miestelio gyventojų namuose veikė ir slaptoji daraktorinė mokykla, kurioje buvo mokoma skaityti ir rašyti lietuviškai. 1919 metais Butrimonių Valsčiaus dviaukščiame pastate įsteigta lietuviška pradžios mokykla. Nuo 1920 metų Butrimonyse veikė dvi pradžios mokyklos – lietuvių ir žydų. 1944 metais Butrimonių pradžios mokykla išaugo į progimnaziją, vėliau į pilną vidurinę mokyklą. 1951 metais Butrimonių vidurinė mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą. 1983 metais pastatytas naujas mokyklos pastatas 440 vietų vidurinė mokykla. 2010 metų pavasarį išleista paskutinė 60-oji vidurinės mokyklos laida. 2010 metų rugsėjo 1 dieną Butrimonių vidurinė mokykla tapo gimnazija. 2011 metais išleista pirmoji gimnazistų laida. 2011 metais atlikta ir gimnazijos renovacija. 2014 metais ponios Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas baigė savo veiklą. Gimnazijoje buvo įrengtas fondo veiklos atminimo kambarys. Taip pat įsteigtas garbės gimnazisto sertifikatas. 2015 metais Butrimonių gimnazijoje įvyko pirmoji Adamkiada. Ponios Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų mokyklų mokinių respublikinė sporto ir meno šventė. Nuo 2003 metų lapkričio 10 dienos mokyklai vadovauja direktorius Valdas Valvonis. 2004, 2014, 2016 metų vasarą mokyklą aplankė prezidentas Valdas Adamkus ir ponia Alma Adamkienė. Butrimonių gimnazija turi du skyrius – Punios pradinio ugdymo ir Butrimonių ikimokyklinio ugdymo skyrių. O 2019 metais duris atvėrė gamtos mokslų laboratorija. Gimnazija įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Gimnazijoje dirba daugiau nei 60 darbuotojų, mokosi beveik 300 mokinių. Čia dirba 10 mokytojų, baigusių būtent Butrimonių mokyklą. 2023 metais Butrimonių gimnazija išleido 13 gimnazistų laidą. Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos vizija yra moderni, savo veiklą grindžianti lyderystę ir bendrystę ugdymo įstaiga. Gimnazijos misija – rengti mokinį gyvenimui, auginti kiekvieno mokinio kompetencijas, ugdyti profesinės karjeros, siekiantį žmogų, kuris jaučia poreikį tobulėti visą gyvenimą. Strateginis gimnazijos tikslas – kurti pilietišką, išsilavinusią, kūrybišką, sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę, tinkamai formuoti vertybines nuostatas, ugdyti pilietišką ir patriotišką asmenybę. Butrimonių gimnazija nuolat kryptingai formuoja ugdytinį vertybines nuostatas, ugdo patriotiškumą bei pilietinį požiūrį, skatina sveikatingumo idėjas, stiprina gimnazistų bendruomeniškumo bei tapatumo jausmą. Sportas geriau. Tokiu šūkiu jau keletą metų Butrimonių gimnazijoje vyksta įvairios sportinės veiklos, propaguojamas sportas bei aktyvi veikla, sveika gyvensena. Pagrindinis sporto ir meno šventės Adamkiada tikslas – tęsti Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo globotų mokyklų bendradarbiavimą bei partnerystę. Per sportą ir meną ugdant gabius mokinius, sąmoningais, pilietiškais, aktyviais,
puoselėjančiais tradicijas ir tautinės vertybės žmonėmis. Ši šventė tai galimybė jauniems žmonėms bendrauti ir bendradarbiauti, parodyti save ir pamatyti kitus, skatinti sveiką konkurenciją meno bei sporto srityse. Gimnazijos merginų choras buvo sukurtas jau prieš 30 metų. Choras tai neatsiejama mokyklos bendruomenės dalis, jau ne vieną dešimtmetį džiuginanti Alytaus apskrities rajono žmonės, Butrimonių seniūnijos bendruomenė. Beveik visi mokyklos renginiai yra lydimi kolektyvo atliekamų kūrinių. Šiuo metu jaunučių ir jaunimo chorus lanko virš 70 moksleivių. Butrimonių gimnazija jau 6 kartą iš eilės dalyvavo geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūroje konkurse ir tapo laureate. Projektas mokyklos Europos parlamento ambasadorės įvertintas Europos komisijos Lietuvoje MEPA lentele. 7-osios Respublikinės sporto ir meno šventės Adamkieda dainų konkurso Mes stiprūs kartu laureatai. 8-osios Respublikinės sporto ir meno šventės Adamkieda bendroje kompleksinėje įskaitoje pergalę iškovojo ir įspūdingų trofėjumi prezidento vardinė pereinamąja taure apdovanota Butrimonių gimnazijos komanda. Maksimos projekto konkurso Mes bendruomenė 2022 metų laimėtojai. Profesoriaus Antano Kmieliausko vardo dailės kabinetas atidarytas 2017 rugsėjo 1. Jis buvo dailininkas, skulptorius, grafikas, profesorius. Profesorius mokėsi Butrimonių pradžios mokykloje ir progimnazijoje. Menininkas visą gyvenimą palaikė ryšius su mokykla, mielai dalyvaudavo renginiuose. Vos įžengus į Butrimonių gimnaziją, kiekvieną pasitinka Antano Kmieliausko dovana savo mokyklai – didžiulė freska nutapyta 2011 metais. Menininkas padovanojo gimnazijai įrėmintų savo grafikos, tapybos darbų, nuotraukų su savo žymesnėmis skulptūromis, 14 darbo įrankių. Idėja įrengti dar vieną kabinetą. Šįkart profesorės Irenos Milkevičiūtės vardo muzikos kabinetą kilo muzikos mokytojai Neringai Balvonienei. Konsultavimasi su primadona, net įvairių smulkmenų derinimas, įrengimo darbai vyko nuo 2021 pavasario, o šį darbą 2021 spalio 2, paminint muzikos dieną, vainikavo kabineto atidarymas dalyvaujant pačiai Irenai Milkevičiūtei. Mokytoja išreikšdama didžiulę padėką primadonai Irenai Milkevičiūtei, davusiai sutikimą įkurti jos vardo kabinetą, jautriai kalbėjo, kad mažo miestelio, kuklios, bet talentingos ir labai darbščios mergaitės sėkmės istorija tegu tampa įkvėpimu daugeliui šios kartos jaunųjų talentų, kai kruopščiu ir atkakliu darbu galima pasiekti stulbinamų rezultatų. Butrimonių gimnazijoje 2016 m. spalį atidarytas vardinis profesoriaus habilituoto daktaro Algirdo Sliesaravičiaus kabinetas, kuriame mokoma biologijos. Algirdas Sliesaravičius – tai butrimoniškis mokslininkas pasižymintis kūrybiškumu, išsiskiriantis didelę erudiciją. Jis yra puikus pavyzdys jaunajai kartai. Profesorius tikras savo krašto patriotas, nes šiuo metu gyvena Butrimonyse ir palaiko glaudžius ryšius su baigtąja mokykla. ES fondų ir savivaldybės lėšomis Butrimonių gimnazijoje 2019 metais įrengta moderni gamtos mokslų laboratorija, kurioje per biologijos pamokas atlikdami įvairius bandymus ir praktinius darbus mokiniai stiprina praktinių stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžius. Žinodami tikslą kelia hipotezę, atlikdami praktinius darbus ir analizuodami duomenis formuoja išvadą, kuri patvirtina arba paneigia hipotezę. Tokie darbai motyvuoja mokinius, skatina juos domėtis gamtos mokslais, o mokymasi paverčia įdomia veikla. Laboratorija aprūpinta mokymosi priemonėmis, skirtomis biologijos, chemijos ir fizikos mokomiesiems dalykams. Butrimonių gimnazijos bendruomenė didžiuojasi savo mokiniais, abiturientais, ypač tais, kurie šiandien yra garbingi žmonės, atsakingi piliečiai, pasiekę meno, mokslo, kultūros ir kitų aukštumų. Pagarba žmonėms prisidėjusiems prie teigiamų pokyčių gimnazijoje, turėjusių įtakos rajono ar net šalies istorijai, kultūrai, atspindi savita garbės lenta, kurioje įamžinti ne žmonių veidai, o delnai spausti keramikos plokštėse. Keleto garbingų žmonių rankų įspaudai jau įamžinti šioje lentoje.
2014 metais, įgyvendinant projektą Butrimonių gimnazijos Rūsys jaunimo traukos centras, Butrimonių gimnazijos Rūsyje esančios patalpos buvo pritaikytos bendruomeniai. Atsižvelgiant į bendruomenės narių poreikius, jaunimo Rūsyje vyksta įvairios edukacinės veiklos, neformalūs jaunimo susibūrimai, paskaitos, susitikimai su įžymiais žmonėmis, jaunųjų šaulių bei bendrojo fizinio pasiruošimo būrelio užsiėmimai. Gimnazijos dalykų mokytojai jaunimo Rūsyje veda integruotas pamokas, klasių valandėles bei vykdo kitas edukacinės veiklas. Butrimonių seniūnijos jaunimas šeštadienio vakarais renkasi žaisti stalo tenisą, stalo futbolą, biliardą, loginius žaidimus. 2019 metais gimnazijoje įrengta dar viena nauja erdvė – šaudykla. Ją įrengti finansinę paramą skyrė Lietuvos Šaulių sąjungos Alytaus apskrities karininko Antano Juozapavičiaus šaulių pirmoji rinktinė. Šiuo metu gimnazijos Rūsyje įrengtoje šaudykloje savo akies taiklumą ir rankos miklumą galima išbandyti šaudant su pneumatiniais ilgavamzdžiais šautuvais, lankais ir strėlėmis, timpomis. Esant poreikiui, galima suorganizuoti ir šaudymą iš šatasvydžio ginklų. 2014 metų pavasarį duris atvėrė Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo 15 metų veiklos ekspozicija. 15 metų Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo bei 44 fondo remiamų mokyklų veiklos, kūrybos, abipusio bendravimo, draugystės istorija. Patalpą gimnazijos bendruomenė pasirinko neatsitiktinai. Už lango gražios ir prasmingos labdaringos veiklos simbolis – aukuras, liudijantis mūsų visų remiamų mokyklų dėkingumą poniai Almai ir fondui už paramą Lietuvos vaikams. Kiekvienais metais mūsų gimnazijos sporto bazę papildo naujos erdvės. Jau prie esamų – sporto salės, krepšinio, mini futbolo aikštelės, stadiono su bėgimo takais, naujo šuoliaduobės, lauko treniruoklių, įrengta futbolo biliardo aikštelė ir mini golfo aikštelė. Gimnazijos parke vyksta bėgimo varžybos, solidarumo bėgimas. Visa tai kviečia turiningai praleisti laiką, sveikai ir aktyviai gyventi. Užsukę į Butrimonių gimnazijos parką, lankytojai bus maloniai nustebinti medžių paunksmėje, netikėtai aptikę gimnazijos moksleivių kūrybinių darbų parodą. Idėja papuošti šią gimnazijos parko erdvę ant jūrinės plokštės akriliniais dažais tapytais moksleivių kūrybiniais darbais kilo gimnazijos direktoriui, Valdui Valvoniui. Čia galima ne tik smagiai pasivaikščioti gėrintis darbais, bet ir vesti pamokas. Butrimonių gimnazijos edukacinės erdves paįvairina abiturientų ąžuolų alėja, kurioje puikuojasi jau 13 gimnazistų laidų sodinti ąžuoliukai. Graži tradicija kiekvienai laidai įsiamžinti paliekant pasodintą ąžuolą pradėta daug anksčiau nei Butrimonių mokykla tapo gimnazija. Tačioje alėjoje šlama ir porą dešimtmečių skaičiuojantys medžiai. Šalia gimnazijos kamputyje tarp parko ir stadiono įkurta edukacinė erdvė po liepą. Ją sudaro 3 dalių želdynas ir kalvelė. Čia galima susipažinti su geometrinėmis figūromis, apskaičiuoti perimetrą, plotą ar statinį. Kvadrate įkurdintas etnografinis gėlynas. Stačiakampyje – natūralistinis želdynas. Trikampyje auga prieskoniai ir vaistiniai augalai. Išorinė ugdymo įstaigos aplinka neabejotinai charakterizuoja įstaigą. Ji taip pat gali būti pritaikyta mokymui ir ugdymuisi. Priešais įrengtas rodyklių medis padėjo apsispręsti dėl būsimos gėlyno formos – Lietuvos žemėlapio. Dekoratyviame medyje gausu rodyklių, rodančių kryptį ir atstumą iki vietovių, kur įsikūrusios su mumis bendradarbiaujančios šalies mokyklos. Gėlyne literatūrinė Lietuva yra 14 kortelių, žyminčių iškiliausių Lietuvos rašytojų gimtasias vietas. Galima sužinoti, kur gimė žinomiausi Lietuvos kūrėjai, lavinti erdvinį geografinį mąstymą. Apsilankius Meilės saloje galima susipažinti su medžiais minimais lietuvių liaudies pasakoje ir Salomėjos Nėries poemoje Eglė Žalčių karalienė. 1999 metais pastatyta skulptūra. Autorius Algirdas Judickas. Mokiniai labai mėgsta šią vietą. Ateina pasivaikščioti, praleisti laisvą laiką. Erdvė patraukli, nes reikia pereiti tiltelį. Galbūt todėl šioje vietoje vyksta gimnazistų krikštynos, vienas smagiausių ir nerūpestingiausių mokyklinių švenčių. Butrimonių gimnazijos 8 laidos abiturientai 2018 metų pavasarį įrengė saulės laikrodį. Toks laikrodis gali būti puikus mokomasis žaidimas vaikams. Rytinėje gimnazijos pusėje, vėjoje priešais gimnazijos langus, įrengta edukacinė erdvė Butrimonių miestelio herbas. Ši idėja kilo gimnazijos tėvų klasės atstovams. Herbą puošia stilizuota unikali Butrimonių trikampė aikštė, vienintelė Lietuvoje paskelbta Lietuvos urbanistikos paminklų.
Stilizuoto herbo grindiniui nutarta panaudoti iš miestelio aikštės po rekonstrukcijos parvežtus akmenis, galbūt menančius 17 amžių, nes Butrimonių kaimas pirmą kartą paminėtas 1699 metais. Erdvė herbe simbolizuojančią aikštę yra apželdinta naturalistinio stiliaus augalais. Įrengtas stendas su miestelio centrinės dalies istorinėmis fotografijomis bei kita įdomi informacija. Gimnazijos prieigose įsikūrusi lauko bibliotekėlė, už kurios durelių atsiveria knygų pasaulis. Tai bendra gimnazijos ir Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos idėja. Patogu bet kuriuo metu pasiimti knygų ar paskaityti čia pat prisėdus ant suolelio. 2023 m. pavasarį šalia Butrimonių aikštės ir populiaraus fontano atidarytas etnografinis muziejus, kurio interaktyvios ekspozicijos pristato 3 tautų – lietuvių, žydų ir totorių gyventojus. Projekto tikslas – išsaugoti kultūrinį paveldą bei sustiprinti tvarų jo naudojimą turizmui. Butrimonyse bendrą istoriją 100 metų kūrė lietuviai, totoriai ir žydai. Laikas ir įvykiai keitė miestelį, žmonės, jų likimus. Visą meną jo centre susiformavusi trikampė aikštė, aplink kurią 3 tautybių butrimoniškių gyvenimas sukosi prieš šimtmečius. Sukosi ir dabar. Butrimonių etnografinio muziejaus ekspozicijos tema – 3 tautų miestelis. Pasakojimo motyvas ir ekspozicijos vizualizacija susieta su skaičiumi 3, kaip ir pagrindinė miestelio raidą atspindintis miestelio herbas, kuriame pavaizduoti 3 keliai ir miestelio trikampė aikštė, simboliškai sujungusi čia gyvenusių 3 tautų likimus. Ekspozicija perteikia lietuvių, totorių ir žydų tautų savitumus bei skirtumus. Butrimonių etnografinis muziejus padės susipažinti su krašto žmonėmis ir išskirtinę istoriją, turėjusią didelės įtakos šiandienai.